Sveiki, sveikinuosi iš namų Nicoje, bet video bus ne apie Nicą, video bus apie mūsų praeitą kelionę. Kadangi kai kurie failai dingo iš atminties kortelės, kaip man nesiseka, tai video tęsis taip ne iš eilės, o atkarpom, bet aš pabandysiu šiek tiek įsiterpti ir papasakoti, kaip kas buvo. Tai nieko nelaukiam ir pradedam žiūrėti. Viskas prasidėjo nuo Kauno ir mes judėjom link Varšuvos. Taigi, važiuojam. Kadangi nusivėlinom, dabar yra 2 valandas jau, tai kol būsim Varšuvoje, dar sustosim, aišku, pavalgyti, pavalakstyti. Tai jau bus vakaras, jau net gal tamsu bus. Tai nestosim į kempingą šį kartą, o užbukinu kažkokius tai apartamentus. Tiesiog kambariuką vieną pigiausių per nakvotą. Taigi, važiuojam. Važiavom ir jau atvažiavom iki Lomzos, nežinau. Eisim pasivaikščiot. Kiek čia? Liko 150 kilometrų. Iki Varšavos tai nedaug. Bet vis tiek reikėjo sustoti, pauzę pasidaryti. Einam, Mateo? Einam. Būsi čia? Einam pavaikščioti. Važiuojam į kitą degalinę, nes čia nieko nėra. Eilės didelės, nieks neveikia. Čia bus tų degalinių Lomžai. Daugiau. Varom. Radom čia Circle K. Ten. Čia šalia McDonald's. Bet apseisim su tais McDonald's dar spėsim. Va, Matėjo gavo hot dog. Skanu? Dešrą tam. Kavytės ir šiaušiam. Šiaušiam į Varšavą. Na ką, sveiki sugrįžę į Varšuvą. Vėl šitie tuneliai. Nebedaug liko, stosim greit. Atvykom į kažkokią tai vietelę. Čia visur nuosavi namai. Mūsų tipo šitas. Reikės skambinti, nežinau, čia su kažkuo gyvensim turbūt. Einam ieškoti ir žiūrėti. Atsiuntė per bookingą pagaliau duomenis. Bandysim įeiti į namus. Matėjo, čia pažaidė aikštelį. Palaukiam pusvalanduką. Einam žiūrėti, kas čia per namai, kas čia gyvena. Žodžiu, atėjom jau čia. O, čia virtuvė. Kažkokia virtuvė, čia mūsų kambarys. Čia kiti žmonės gyvena. Čia mūsų kambariukas. Durys visur atrakintos. Tai čia nelabai kažką saugo. 25 eurai. Kempingo kaina. Bus gerai. Nes jeigu važiuoti į kempingą, tai dar kokią valandą už Varšuvos važiuoti reikia, tai jau bus vėlu, tamsu. Tai šiandien čia pernakvosim ir bus gerai. Tai va, gaminam valgyt. Eisim pavalgyt makaronų dešrelių ir miegoti ilsėtis. Šiandien tokia jau diena. 2 valandą išvažiavom, tik tai nėra ko norėti, iki Varšuvos ir užtenka. O rytoj keliausim toliau.
Dabar žiūri, judėsim link Liublino. Ir paskui judėsim link Slovakijos. Dar mums reikia kirsti Vengriją, bet turbūt reikės Vengrijai nakvot kažkur, nes iki Rumunijos, kur mūsų tikslas yra Rumunija, yra 800 km, bet rodo 11 valandų kelio, tai plus dar kažkur 2 valandos sustojimo, tai gaunasi 13 valandų, čia labai daug. Tai manau, tikrai nereikia tiek važiuoti, reikia neskubėti, palengva, kad nepervargt. Tai reikės dar paskaičiuoti, kiek čia, kad rast kempingą. Dabar dar nieko neskaičiavau, tai reikės pažiūrėti, kur maždaug ta nakvynė bus. Bet aš manau kažkur Vengrijoje. Reikės susirasti kempingą ir pažiūrėti, kiek ten gaunas laiko iki to kempingo. Šiandien, manau, viskas užteks. Eisime sėtis. Tai sakau, iki rytojaus. Ade. Kitą rytą nieko ilgai nelaukė, susirašėm ir pajudėjom link Rumunijos. Kaip jie vadinasi, nežinau. Kareiviai išlindę savo ant tokio greičio varo. Ant 100 važiuoja kažkur. Gal į Ukrainą varo? Vėl juda karinė technika. Nežinau, kad čia veža kažką. Raketas gal kokias. Visas konvojus čia kažkokios technikos. Net nežinau, kas čia per daug. Šaudyklės kažkokios. Į Ukrainą turbūt čia juda. Visai gerai važiuojasi mums, pravažiavam Liubliną ką tik. Tai dar šiek tiek ir baigsis tą Lenkiją. Valandėlė kita, dar porą valandų gal kokį Lenkiją. Gal 2,5, pažiūrėsim. Karinės technikos čia daug juda ir juda. Įdomu, kur čia juda. Stop. Dabar greitkeliai baigėsi čia Lenkijos, tai bus dabar toksai paprastas kelias iki pat Slovakijos. Tai iš lėto judėsim su fūrom ir pasieksim Slovakiją. Ir ko gero stosim tik tai Slovakijai dabar sekantį kartą, nes čia netiek daug ir liko. Matėjo pietų miegos, o tėtis vairuot. Kapusta. Čia fu kažkas. Be. Geriau nežiūrėk, kas čia yra. Ką judėjom šunkeliais visokiais ir atjudėjom į Slovakiją. Ta Slovakija pravažiuot porą valandų skersai, tai kažkur pusiaukelį čia sustojom prie ežerėlio. Ir čia yra kažkas tai pavalgyti. Bandysim eiti pavalgyti, kavos atsigert, biškį reikia prasivaikščioti. Matėjo miegojo daug. Piktas. Va, vietiniai džiaugias, karštas oras. Deginasi. Kainas rašo. O, nieko nesimato. Žodžiu, va taip kertam sieną.
Vargais negalais atvykom į kempingėlį iškart. Vengrijos sieną tik pravažiavom ir čia iškart kempingėlis buvo, tai buvo vietos, viskas gerai, 20 euriukų, čing čing. Nieko dar nepasistačiau, bet va šita mūsų vieta. Ten baseinas yra eisama. Einam gal iškart dabar į baseiną. Nėra vandens. Nėra vandens. Sustigo. Mes jau šiek tiek pasistatėm palapinę. Stalas. Šiandien vakarienė jau. Ryžiai bus su mėsa. Vengriška. Užkasim. Įsimaudėm jau, baseiną išbandėm. Rytoj parodysiu biškį čia apylinkės. Kas čia šitam kempinge gero. Nes dabar jau vakaras ir šiaip tingisi kažką veikti. Tai va, eisim valgyti, šiandien nieko gero nebeparodysiu jau tai. Tai gal iki rytojus, net nežinau. Šilta, lakstam visi nuogi. Šilta, taip? Nebe šalta? Pabėgo. Karšta naktis buvo, ypač vakaras, nes prikaitus palapinė labai ir vėjo visiškai nebuvo, tai tokia dušna. Paryčiais biškiai atvėso, tai normaliai. Šiaip tai baliavoja čia ilgai vakar iki 11 gal. Lenkai visokie su tais vengrais, baliauninkai. Nu, ką čia darai? Negalim su batais. Negalim kavos, ledų, cigarečių valgyti. Tai tokį va basiniuką turim. Gerai atsigaivinti. Čia tualetai, dušai. O čia kempingai. Yra ta šita pusė ir kitoj pusė. Panašus plotas. Nuo ryto baseinėlį mes jau. Ką čia darai, Matė? Taip, viską susipakavom. Pilna mašina, kaip visada. Ir pajudėsim iš šito kempingo. Prisimaudėm, dar prisidūkom, dabar jau 10 valandų. O, mama skambino. Štai pasienis. Čia tikrins, netikrins, ką nors, nežinau. Eilė, tai reiškias tikrina. Reiškias tikrina kažką. Kaip čia ilgai mes stovim, kokį 40 minučių jau čia. Atrodo Rumunijos Šengeno narė liktai. Bet ką čia tik tikrina, aš nesuprantu. Niekas nejuda. 1, 2, 3, 4 eilės. Pažiūrėsim, ką jie čia tikrins. Viską gal iškraustyti reiks čia mūsų tą balaganą visą. Nu ką, važinėjom vis dar, nenuvažiavome į vietą. Tai kūrą užsipylėm, tai valgyt biškį nusipirkom žuvies. Žiūrų žalės dega, reik važiuoti. Tai pinigų nusijėmiau dar, nes čia šitie rumuniški.
žodžiu, dabar viską turiu. Galim važiuoti į kaimą gyventi. Taip, Matėjo kukurūzus valgo. Baja Marė, kaip čia vadinasi tas miestelis. Regiono centras, kiek suprantu. O regionas vadinasi Miramūrės, kažkaip taip. Jo, greitai pažiūrėjau bookingą ir už 16 minučių radau kažkokį tai kambariuką papigam. Tai važiuojam, gal priims, taip staigiai užsakysiu. Taip staigiai užsakiau ir dabar iškart varau. Varom, atėjo, pavargam šiandien, jau reikia varyti. Iki. Na ką, mes jau vietoje. Kambariukė tokiam. Užsakėm vieną variantą per bookingą, tai ten pasirodo nėra vietų, tai kažkaip reikėjo atšaukti. Paskambino, sako, mes jūs neprimsim, nėra vietų. Tai paskui iškart kito ieškoti. Tai už kokį čia 50 eurų gal radom šitą. Taip, Matėjo, žiūri TV. Čia su tokiais tradiciniais raštais. Iš šio regiono. Pas kažką svečiuosi. Gerai, gavom balkonėlį. Terasėlę. Romantiškai su Matėjo. Ir užsisakėm už 20 eurų vakarienę ir pusryčiai. Tai žiūrėsim, ką pagamint, greitysim valgyti. Tai mes vakarieniaujam. Pirmą atnešė sriubytės. Matėjo žaidžia. Bon appétit. Atnešė stopkį, kažkokią tai gėrimą. Neaišku, kokią paragausim. O to atnešė va tokių. Čia kaip burėkas kažkoks. Kažkas keista. Vă gândesc că mă nu papanați, știți? Aš žinau, kad Su variške. Ia ceva de Su padažu. Nori šitą, Matėjo? Paragauti. Karštas? Da. Na ką, pavalgėm. Su Temu jau. Normaliai ten pavalgėm. Sriubytės. Paskui kaip burėkai kažkokie tokie buvo iš suvarške. Savariške. Tokios bulkos. Ir desertą, obuolių pyrago. Ir tiek, užkandom ir gerai. Tai dabar reikia ilsėtis, nes tikrai sunki diena buvo. Daug važiavom. Stojom daug kur. Nu bet tikslą pasiekėm Rumuniją. Tai gerai. Dabar galėsim laiką čia leisti. O rytoj pradėsim kažką aplankyti, kažkokius tai objektus. Tai turbūt šiandien tiek. Susitiksim rytoj. Ate.